Gerą dieną, bičiuliai. Smagu pasimatyti. Tai va, atėjo ir pavasaris, ir pirmieji jau darbai prasidėjo. Tai va, kokiam nuotaikom gyvenat. Tai iš tikrųjų šis pavasaris toks irgi yra vienas iš įdomesnių. Ir sausis toks buvo labai toks provokuojantis iš tikrųjų. Ir matėt, kaip augalai būtent nukentėjai po tų didžiųjų šalčių, kaip sustresavo, kiek yra daug augalų pažeista, mechaniškai, suplėšyta. Tai va, šiais metais buvo labai puikiai galimybė vertinti, kaip visgi tos veislės atlaika tos šalčius. Ir kokius tos veislės iš tikrųjų tinkančios mums ir. Nes pagrindė problema ir, kad mes renkamės visiškai netinkančias mums veislės, mūsų klimatui. Renkamės būtent šiltų kraštų veislės, kurios negali visgi pritapti prie mūsų dirvožemių. Tai va, arba prie mūsų tos mikroklimatinės zonos. Tai va. Bet, sakau, kartais vaikomės to, ko nederėtų vaikytis iš viso. Tai va, šiandien tokį įdomesnį dienelį varysiu iki Vytauto iš tikrųjų. Reik nuvažiuoti iki laukų, pasižiūrėti, truputėlį padiskutuoti, nuvežti Vytautui produktų į Melasą, Melasai užsimaišyti. Tai va taip ir šiandien tą dienelį praleisiu. Užsuksiu keletą vietų, parodysiu jums savo vieną veislę, kurią dabar testuojuos ir žiūriu, kaip čia atlaikė tas, sakykime, šalčius ir visokius tokius, sakykime, neigiamus faktorius, kurios veislės yra atsparesnės, kurios ne. Tai va, galėsim gyvai pamatyti laukuose iš tikrųjų. Nes buvau jau aplankęs keletą laukų, Šakių rajone iš tikrųjų, Žemaitijoj pasižiūrėjau. Tai didžiąją dalį veislių yra labai stipriai pažeista. O noriu pasidžiaugti, kad mano veislės ganėtinai tvarkingai reagavo į būtent į tos visus šalčius. Tai va, tai varom iki pirmojo laukelio pasižiūrėsim ir įvertinsim gyvai situaciją. Tai va, lekim į laukus. Nu ką, atvažiavau iki pirmą laukelį, pasižiūrėti kaip atrodo. Pasižiūrėkit, čia yra, nežinau, čia kita veislė ir kažkokį, reiks paklausti ūkininką, iš tikrųjų, kas šalia ir pasėta, gal netgi būti ratana, nes lapeliai siauri ir, o čia ir mano brigens, kaip žvėris ir išvaiščiai visur štais, visur matos, kad nuvaikščia, tai yra, o ten antais gandriukai stovo ant kalną jau parskridę. Tai va, bet čia jį bišk pašalė. Nu, šlapia. Čia yra vėlyva sėja. Pažiūrėsim, kaip vėlyvoj sėjoj čia reagavo iš tikrųjų. Čia dirvas yra Žemaitijoj tikrai, kad, tokis, kaip čia pasakyti grubiai, nėra stebuklingas iš tikrųjų. Tai va, pažiūrėkim, ką čia rodo mano veislė. Einu savo iš tikrųjų pašalus. Va. Nors vėlyva sėja, bet turim 1, 2, 3, 4 stiebelis, žiūrėkite šaknelį, o kiek turim gražių šakneplaukių. Augaliukai gražus, aišku, matos va ir šitas miltligis va štais truputėlį ir alternarijas matos ir pažeidimų iš tikrųjų, bet čia pelėsiniai visi. Tai čia kažkaip aš labai nesureikšminu to, nes kiekvienais metais taip ir. Tai va, taip atrodo mano brigens iš tikrųjų. Gražiai, man patinka. Nors gal kaip ir vėlyva sėja yra, bet matos puikiai čia peržemui, lyginant su
kitom veislėm. Pažiūrėkit, tamsis spalva ir čia dar nesam niekada davę, jokių trašų dar niek pakolkas. Tai va, šerniukai šitais biški darbuojas. Einam pažiūrėsim ten tą veislį. Paklausiu, kas čia per veislį yra. Sunku pasakyti. Nes gali būti, kada tana, nes smulki lapeliai. No. Jo, matot, yra. Ir pašalė. Pažiūrėkime. Va. Matot. Va, vienis ir, pažiūrėjau, po vieną štais ir sudygė. Kiti yra 3. Sieta ir to tą pačią dieną. O čia ir geriau šakne plaukė jau. Iš tikrųjų, bet čia šaknis ir menkesnis, jeigu tai pažiūrėtumėt. Ne? Žiūrėk. Galėjus paskiau, jeigu kas, kai paklaus, pasakysiu, kas čia per veislį iš tikrųjų. Bet jeigu tai palyginus šitą spalvą ir šitą. Šitą spalvą man labai patinka ir lapų plotis ir ženkliai didesnis. Na, pažiūrėsim, važiuojam į kitą lauką, pasižiūrėsim. Va, antais ant kalną gandriukai. Kiek jų ten ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 12, man atrodo. Nemažai. Blemba, pranašai grįžo. O gal ir daugiau ten jų ir. Nu jo, gal 12, 13 jų ten gandriukai gyvena. Tai va, varom tada į kitą lauką pasižiūrėsim ir palyginsim. O, kiek pėdų štais yra kanopiniai. Tai jų čia vadinas daug ateina. Reikės paduoti stopą, pasibandyti jam čia. Nu ką, atvažiavau dar į vieną lauką. Čia irgi ir pasėta Brigen veislė. Ir ką norėjau parodyti jums įdomi tokią vietą, kad čia ir pasėta Brigens ir Asoris. Pasižiūrėkit. Čia yra Asoris, čia yra Brigens. Ir jeigu taip pasižiūrėsit, matysit, kaip skiriasi spalva. Tai ten matus, antais ir užpelkėjusis vietas, ane šlapis. Tai va, ten gal nelyginkim, bet paeikim čia į priekį truputėlį, pasižiūrėsim, kokie skirtumai. Čia toks dirvožėms ir durpins. Ir iš tikrųjų užmirkstantis iš čia. Bet man kas patika, kad netgi ir tokius dirvožėmis, tokiuose sąlygose ta mano veislė, iš tikrųjų puikiai pasirodo. Čia irgi dar nieką nesam atidavę, jokių tręšimų nesam dar pasidarę. Laukiam truputėlį dar, neskubam, nes nematau visiškai tikslą. Tai va, nu kaip jums atrodo? Čia yra Asoris, čia ir Brigens. Nu ir iškaskim. Va, pasižiūrėkite. Šaknis gilesnis. Toks matos, ne? Va, išsikrūmėjęs ir 1, 2, 3, 4, 5. Čia iš vieno, žiūrėkite. Čia kiek ir iš vieno. 1. Palauk, reikia suskaičiuoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Čia irgi iš vieno yra. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Nu, žodžiu. O čia pažiūrėkim, ką mes čia turim. Va, matot skirtumus. Šaknų sistema menkesnė. Patys augaliukai netgi ir menkesnė.
Tai va, bus įdomu pasižiūrėti, kaip kontrolė tokį čia, palyginti tarp veislių iš tikrųjų. Bet čia Skavesudo Bagalų laukį einam ten truputėlį pažiūrėti, kur skaitos ir tiesioji, kur ir mažiau sutankins dirvožėmis. Čia yra sėjos norma 3 milijonai, 3 su truputėliu netgi gal gavus. Jo, nes 150 panašiai kilogramų. Tai, nu, grubiai, sakykime, 3 milijonai su truputėliu. Bet iš tikrųjų mėjims yra didžiulis. Va. Pažiūrėkite. Kaip atrodo. Neblogai, ne? Tai va, tai čia iš vieno yra. Atrodo gražiai. Tai va, bendrasis vaizdas toks. Iš tikrųjų gražus. Tai va, iš tikrųjų stebin mane tą veislį ir aš turiu 3 veislis dabar toks parsivešęs. Testuojamės ir matysim į ateitį, kas čia bus. Turiu tik tais dar 1 metų rezultatus iš tikrųjų praeitų metų. Praeitais metais rezultatai mane labai džiugin. Dabar turiu dar vienus rezultatus būtent žemkentiškume, kaip atlaikė ir nes ir pasieta šitą veislį skirtingus regionus, išbarstyta per visą Lietuvą. Bandyminiai tokie ploteliai. Na ir pasižiūrėsim, ką rodys bendram rezultatį. Tai va, ir jau štais kitas, gal į šią savaitę galą, šiandien ir 25, man atrodo, dieną. Ir šią savaitę bandysiu truputėlį jau startuoti su mitybom, nes jau kaip ir poreikis atsiranda, tik tais dar, kad pas mūsų tas dirvožėms iš tikrųjų šalts ir tai va, tai matysim, kada čia mes startuosim. Ir turiu va šitais padaręs tokį bandyminį. Va šitais, jeigu matysit, čia buvo 10 metrų atkasta taip. Ir matos, kur buvo atkasta, truputėlį yra šoniniai lapai, skaitos apatiniai lapai pasvilę. Bet pasižiūrėkit, kiek yra nugriaužta. Va, visur nuėsta, matos, visur lapai nuėsti. Tai va, tai čia per tuos sniegus, kai buvo prisnygę, ir realiai buvau atvažiavęs ir nukasinėjau. Nukasinėjau būtent tą sniegą ir norėjau pasižiūrėti, kokį įtaką turės mechaninis pažeidims būtent ir šalčio įtaką kokį turės. Tai va, tai žodžiu, važiuojam dar į vieną laukelį ir pasižiūrėsim ten, tada varysim į telšius. Nu, Vytautui vežam agroliniją. Nuvešim agrolinijas Vytautui pasibandyti, pasižiūrėti. Ir dar va štais skystą humusą vežam atiduoti Vytautui. Tai va, tai žodžiu, reikia bagažinį susitvarkyti kada nors. Nu, ką, atvažiavau dar į vieną laukelį pasižiūrėti. Žodžiu, čia yra po skutimą. Ir pasižiūrėkit, ten buvo nautilas, o čia skutims. Va, kaip atrodo mano veislė. Pažiūrėkit, koks tankumas didžiulis ir visur sieta ta pati norma ir iš tikrųjų. Ir nesam iš tikrųjų stebuklingai čia pritrešę, nes sakau, čia mūsų Žemaitijai mes neturėjom galimybių įvaryti daug tų trąšų, nes nu, vis tiek negaunam to efektyvumo didžiulį. Tai va, nes dirvožemiai pas mus yra ženkliai biednesni. Pažiūrėkime. Nu.
Pažiūrėkit, kaip puikiai atrodo. Žiūrėkit. Šaknų sistema. Ir pažiūrėk, kiek yra iš vieno išsikrūmiai. Nu čia yra kosmos. Plent kaip myžiai kokie. Iš vieno. Eik tu savo. Pažiūrėkit. Čia aišku nuplyšio ta šaknis, bet pažiūrėkit, kiek turi centrinių tų vadinamų tikrųjų ūglių stambiųjų, ne, kurie nebenumes jų paprasčiausiai. Čia reikės pasistengti su šitą veislį, iš tikrųjų man vien dėl to, kad šitą veislį turbūt ciklinė, reikia prižiūrėti ir paduoti daug maisto tam, kad užauginti gerą, sakykime, derlingumą galėtumėm pasiekti ir kad būtų stambios gražios sėklos. Tai va, tai reikės truputėlį padirbėti su šitą veislę. Tai va, varom iki telšių, telšiuosi dar pasižiūrėsim ir tada jau kitą savaitę į Šakius važiuosim. Atkreipkite dėmesį, čia yra kita veislė, tai čia bus Asoris, man atrodo. Ir nuvažiuosim pasižiūrėti mano veislę. Matysit, kaip atrodo. Va, čia ir mano veislė. Skiriasi, ne? Kardinaliai. Tuoj dar biškį pavažiuokim. Va. Ką manot? Gražiai, ne? Biškį šlapia. Šaltiniuotas vietas iš tikrųjų šlapios. Nu, bet pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Super, super. Man patinka. Kokia spalvytė. Pasižiūrėkit. Čia yra, nu, durpins toks šlapios vietos, kalvotos vietos. Ir puikiausiai atlaikė visus šalčius, negandas įvairiausius ir visa kita. Tai, nu, labai man patinka šitą veislę. Tai pažiūrėsim, ką derlingume parodys. Tai va, aišku, vaizd gal apgauti iš tikrųjų, bet, nu, tikėkimės, kad neapgaus. Tai va, nes čia yra būtent maistinė veislė. Va, eik tu savo, koks šaknis didelis. Eik tu savo. Koks šaknis. Aš esu ir nauja šakneplaukiai. Aplipusi žemės, taip vadinas, puikiai jau maitinas. O kiek tų šakneplaukiai ir daug. Iš tikrųjų puikiai atrodo. Man patink, labai patink. Tai va. Nu ką, viskas, baigiam, varom iki Vytautą. Ir kažką gal pas Vytautą nufilmuosim, dar pažiūrėsim. Ir ten pasikalbėsim iš tikrųjų. Tai va, tai... Tai va, vaizdą turim kokį turim iš tikrųjų. Nu, man skauva. Tai palyginus prieš kitas veislis, tai maniškė atrodo iš tikrųjų labai gražiai. Puikiai išsivyšiusi ir šiaip stebin iš tikrųjų išsikrūmijims, nors ir kai kur ir sieta ganėtinai vėlai, antrai pusėje rugsėjo. Turim pasietą ir spalio 10 ar 12, dar nepasakysiu, reikia pasižiūrėti iš tikrųjų
ir dar vėliau. Tai va, irgi ten galėsi panalizuoti, kokią įtaką turi būtent ta vėlesnė sėja. Ir matysim. Tai va, kokie pirmieji dabar tie mano darbeliai ir numatomi. Tai aš dabar esu jau atidavęs kai kur būtent kalcį esu atidavęs ir jau kai kur esu atidavęs kaulamilčius esam išbarstę. Plus, sakykime, šiltesnios rajonus arba, sakykime, kur sausesnis dirvas, sulfatą truputėlį jau esam padavę. Tai va, kodėl būtent šiais metais sulfatą daviau pirmą, nei kitos formos azotą. Dėl to, kad augalai regeneruotųsi greičiau dėl sieros, nes siera dalyvauja būtent aminų rūgščių gamyboj. Tai va, todėl ir startavau būtent su. Tai va, tai šiais metais pirmiausia atidavėm daug sulfatus, sakau, vien dėl to, kad sulfatai būtent ypač siera, sakykime, dalyvauja aminų rūgščių gamybai ir padeda greičiau atsistatyti būtent augalams, ne? Davėm iš tikrųjų nedideliais kiekiais, toks kaip ir startinis. Iš karto eis dabar kai kur salietrus bėrims ir, sakykime, nuo balandžio pradžios jau startuosim su kasu. Į kasą šiais metais ir kaip ir praeitais metais ir užpraeitais metais viską tą patį darysiu. Tai bus skaitos 200 litrų, ten, sakykime, 250 litrų kaso. Tada bus tiosulfatas, skystas yra, ne? Ten priklausomai nuo augalų ir potencialo 30 panašiai litrų įdėsis 3 litrų, kai kur truputėlį daugiau, irgi priklauso nuo veislės ypatumų. Paskui bus agrulinijas organinė trąša 3 litrai, be išimties naudosiu, ir 7 litrai melasos. Tai va, visą šitą kokteiliuką tokį ir numesiu ir bus mano toks startas, sakykime, būtent su tręšimais iš tikrųjų. Tai va, nes iš tikrųjų jau daugelį metų tą darom, nuo 2016 metų pagrindę naudoju tą melasą. Iš tikrųjų pradėjom anksčiau ją nagrinėti, bet, sakau, jau taip intensyvesnis kiekis atsiradus 2016-2017 metai, iš tikrųjų, ypač kai atsirado kanapės, ant kanapių labai nemažus kiekius sunaudodavau, nes pavykdavo išspausti gerus rezultatus būtent su kanapėm. Tai va, nes kanapiai reikia daug organinės medžiagos ir tos vadinamos anglies. Tai va, dėl to ir naudodavau tą melasą, žinai. Tai va, bet ne šiaip savo aktyvintą būtent tą melasą suaktyvindavom. Tai va, tokie planai iš tikrųjų ir šiam pavasarį, aišku, seks paskui jau tokie darbai kaip akėjimas. Tai va, kai kur jau startavom su būtent žemės dirbimais, su skutimais, kai kur nuraginiai skutimai ėjo, kai kur su kroskatu prabėgom, kai kur su germinatorium, ruošiamės bulvių sodinimui iš tikrųjų jau. Ir balandžio pradžioje turėtumėm pradėti startuoti. Tai va, tuoj seks purškimai į dirvožemį, būtent bulvių sodinimui, tręšimai įvairiausi darbai. Sakau, jeigu turit galimybę, rekomenduoju nusiakėti būtent kviečius, nes šiais metais matėt, kad yra labai daug pažeidimų būtent tų negyvų lapų ir ant lapų yra labai dideli kiekiai būtent patogenų, ne? Tai va, todėl rekomenduočiau naudoti kietėlės. Aišku, su kasu didelį darbą padarysit, užmušit didžiai dalį būtent patogenų, bet tų pačių ir pristabdysit ir geruosius. Tai va, iš tikrųjų situacijų yra įvairiausių per Lietuvą ir patys matot puikiai, kad augalai yra labai stipriai nukentėję ir jiems reikės daug energijos būtent regeneruotis. Tai šiandien tiek iš tikrųjų ir
Jeigu turit klausimų, galite paskambinti, parašyti. Tai va, iki susitikimų.